įrašo metu šiandieną pasidalinsiu, kokiamis programinėmis įrangomis naudojausi, būtent pasidaryti namo išplanavimą ir vidaus interjerą. Kaip įsieksportuoti tai šiandieną pravesiu mokymus, kaip galima tai padaryti, naudojant Homestyler programą. Ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti mano puslapio ir pasidalinti su draugais. Per programą paminėsiu, kad būtent išplanavimo modeliavimuisi, interjero patogesniam pasidarimui ir eksportavimuisi, tai geriausia yra naudoti per kompiuterį, o jeigu norite tik tais interjerą, tai galima ir appsą. Bet appsas yra apribotas, tai rekomenduočiau labiau per kompiuterį. Einame tada pasižiūrėti, kaipgi galime naudoti Homestyler programą. Atėjome čia į Homestyler puslapį, pradedame savo dizainą. Aišku, irgi rekomenduoju prisijungti būtent prie šito, kad galėtumėte išsaugoti savo projektą. Ir nebūtų, kad darėte ten išplanavimą, viską susidėliojate ir tada neišsisaugo ir reikėtų iš naujo tai daryti. Tai aš esu prisijungusi, tai tiesiog dabar spaudžiu Start Designing, dėsime naują namų projektą ir štai. Matome angeliais tokį lapą, čia galima prisizūminti, atsizūminti, čia matysite, ką kamera šitą mato. Garažą nusipaišėme ir tada keliaujame prie gyvenamojo ploto. Sakykime, tokį pasidarom. 190 kvadratų, iš karto rašau kvadratūrą kokia būtų, tai labai patogu. Nes galima pasižiūrėti, ar per daug ar per mažai, taipogi galima pasimodeliuoti, greitai pasistumdyti sienas, taip kaip patogiau, gal matot, kad per didelis, norite gal siauresnio, platesnį, kad patogiai, greitai čia padarytume. Ir pradėkime. Įėjimas. Jos kambarys, siauresnis ir svečių arba vaiko kambarys. Čia padarykime irgi vaiko kambarį ir suaugusiųjų kambarys. Būtų norim, galim pastumti čia sieną. Šitą būtų pastumti. Kuriam čia nori pasistumti mums. Galima matyti ir kreiviau pasidaryti. Va. Gal svetainės dalį mes norėsime didesnę palikti. Jeigu norim, dar galim čia praplėsti. Tai štai. Išplanavimas. Čia dar galima įsivardinti, kokios tai yra zonos. Va, current type, unnamed, nors, sakykime, čia garažas, hallway, čia bus bathroom, sakykime, kids room, master bedroom, tai 2 vaikų kambariai, tas suaugusiųjų yra miegamasis, vonios kambarys vienas, čia įėjimas kaip ir koridoriukas ir čia bus bendra kaip ir virtuvės, valgomųjų ir svetainė. Na ir ten kitchen, aišku. Tai dabar keliaujame pasidaryti duris. Single door, tai vienas durys, pasirenkame jas dėti. Čia durytės mūsų. Vietos tos durytės kažkodėl nesinori pasiimti. Štai.
durys, galime pasirinkti kryptį, kurią norim, kad jos atsidarytų, galima durų plotį, skirtingas 10. Ir čia, sakykime, įėjimo duris, o toliau kambariuose duris bus mažesnės, tai galima 900. Irgi galim pasirinkti, kurią pusę norim, kad atsidarytų duris. Ctrl+V, greitai tas pačias nukopinam. Nukopijuojam, sakykime, šitą dedam. Dar dėsim šitą kambarį, tokias pačias. Tai kitą pusę norim, kad atsidarinėtų. Iš čia irgi aišku, kaip bedur. Ir dar čia. Matai. Gerai. Duris turim, kryptis turim, kur atsidaro. Keliaujam prie langų. Ir tada galime dėti čia langą ir pasirinkti, kaip norime. Galime įvesti skaičiukus arba galime tiesiog ištempti tai, kiek mums atrodo, kad norėtųsi, jog to lango būtų toje erdvėje. Čia kambarį reikia langą. Primenu, kad mano specialybė tai nėra interjero dizaineris. Čia tik daugiau mėgėjiškas hobis. Tai gali būti, kad žodynas irgi nėra toksai platus kaip pačios interjero dizainerės. Ir čia tiesiog dalinuosi informaciją, kuri man padėjo tuo metu statantis namą. Tai tikiuosi, kad kažkam bus irgi naudinga ir taipogi pagelbės. Nes pagrindinės programos naudojamos tai yra AutoCAD arba SketchUp. Man truputėlį jos yra per sudėtingos, daugiau mano vyras Mantas su SketchUp dirba, nes jisai yra inžinierius, tai kadangi dirba su Tekla, tai jam SketchUpas yra panaši programa, tai lengvai ją perpranta, tai ką reikėjo su SketchUp pasidaryti, tai Mantas tuo dirbo, o aš naudojau tokį lengvesnį alternatyvų variantą savo, tai va būtent Homestyler. Vėl šiandieną ir pristatinėjau. Tai va, langus turime, duris turime, išplanavimą su kvadratūra ir įvardintais kambariais turime. Dar galime čia kokius garažo vartus įdėti. Va. Garažo vartus, mes čia paimam, pasistatom, norim prasiplatinam per visą garažą. Galim ir mašinėlę susirasti kokią nors, pasistatyti. Ar didesnė, va, pasirodo, čia net 2 mašinos tilptų. Ir aišku, pastatykim kokį Porsche. Prašau, kieno vyras svajonė. Laisvai 2 mašinas telpa, čia dar net galima būtų sandėliuką kokį nors pasidaryti. Bet ne apie tai esmė dabar, keliaujame toliau. Gerai, tai tada keliaujame į vidaus jau įrengimą. Pradėkime nuo grindų, kurias lengvai galime pakeisti. Spaudžiame Replace ir prašau, galime pasirinkti, kokį norime medžiagą dėti. Tai imkime medį, green. Ir pasižiūrėkime kokią nors šviesesnį, gal atspalvį medžio. Čia va tokia. Šviesi. Nebus, kad čia sumodeliuosiu perfect tokius namus, bet kažką greitai pabandysim. Man labai šito grindys tikrai atrodo. Dar kartelį keliaujam.
Ir va taip žaidėjas iš tiesų. Kas užtrunka nemažai laiko, bet kadangi tai yra namai, kuriuos renginėjate savo, norisi to jaukumo, kiek galima labiau. Tai va, dar čia taip galima atsidaryti, parodys dar iš arčiau, kokia tai spalva gali būti. Ir sakykime, šitas variantas mums tinka, norime dar kitose erdvėse jį įdėti, tai kaip matėt, paėmė čia Material Brush ir dedame jį šitą variantą. Varvokit, taip čia įėjimas, sakykime, į miegamus kambarius. Vonios kambaryje dėkime kas nors plyteles. Fill texture, make fill. Madinga. Dabar su tais raštais. Tokias idėjom. Galima ir mažiau reiškias, kas kaip betoninis atrodys. Balto betono. Ir koridoriuje irgi galima pasidėti plyteles, žiema sniego prisineša, kad nepažeistų, kokio nors linoleumo. Čia. Galima kas tamsesnės. Nežinau, kodėl atrodė tenais mėlyna, o čia pasidarė bordo. Nu, bet oh well. Garažą irgi galima pasikeisti. Plyteles, kokias juodas įsidėti. Ir pradėkime tada dėlioti jau baltus. Ir kaip matote, yra suskirstytas erdvės. Living room tai svetainė, svetainė sofa pasirenkame, kokią norime pasidėti. Matote kainos ženklas, tai gali būti, kad šitą objektą, jeigu norite pasidėti savo išplanavimą, tai jis gali kainuoti. Tiesiog įmame kas nekainuoja. Galime stumti, galime tolinti biškį nuo sienos. Tada coffee table, pasižiūrėkime, padėsim. Televizorių, žinoma. Media units. Galim paminėti. Tai gerai, kad 3D pasidarome, prisizūminam ir matom, kad mums nelabai jisai iš matavimų tinka. Tai mes galime pasikoreguoti. Galim ploti pasikoreguoti. Skaitai pasidarom čia 400. White, tai taip koreguosim. Aukštį taipogi galima, bet čia gal nekoreguokim šitos vietos. Palikim taip. Tada greičiau televizorius surasim. Taip. Štai patį televizorių irgi galime pasidaryti. Namukinas. Dar ką noriu parodyti, kad galima pakeisti medžiagas. Matote sofą, jei norite, galite paimti ir pakoreguoti. Fabrics, sakykime, norim gal baltesnės, nenorim tų juodų akcentų. Paimsim, uždėsim kokius rudesnius ir viskas, pakeitėme sofą. Mūsų sofa dabar atrodo taip. Arba galime kokį mėlyną padaryti. Ir galima tiesiog mėlynų spalvų ieškoti.
Gal nedarykim mėlynas. Negražiai. Nors tokia. Gerai. Tada galima dar kokį kilimą čia padėti dėl jaukumo. Kilimą va irgi, matom, padėjome, jis ganėtinai mažas yra. Mums reikia jo didesnio. Kodėl tu nedidėjai? Taip, galim paimti ir pakeisti spalvas. Gal norim mėlį. Padėkim žalią. Bus žalias. Nežinau, ar čia tinka, bet sakykime. Keliaujame tada į virtuvę. Ir galima spinteles atskirai susidėlioti, kaip maždaug norėtumėte, arba pasižiūrėti, kiek spintelių tilptų, arba kokio pločio jos būtų, kokio ilgio, panašiai. Arba galima pasiimti tiesiog jau pilną setą, kažkokį pamodeliuotą. Tai man visai gražus variantas. Gal šitas mokamas. Galim padėti, tai tada tiesiog tokio nemokamą padėsim. Ir tiesiog matau, kad čia, kur pasideda švirtuvė, yra langas. Ir man jis trukdo ir gal iš tiesų aš nenoriu turėti to langą, tai tiesiog pašalinam jį iš čia. Galime aukštą pasidaryti didesnį virtuvės. Prašau, mėlyna virtuvė, terniai, gražiai. Ir keliaujam tada į svetainę. Dining setas buvo, mačiau, pasirinkau. Va. Kadangi namai ganėtinai yra dideli čia paprojektuoti, tai galime ir didesnį dining setą padėti. Tai irgi, taipogi, norite, pakeičiate. Kėdės pakeičiate, irgi pasirenkate kokią medžiagą norite. Galim tą pačią žalią uždėti, žalias kėdės. Šitą viršų norim irgi pakeičiam. Akmuo, kad būtų kitoks. Galim kažkoks vilkumą, juodas kojos, tai gražiai, moderniai paliekam. Prašau. Va. Štai ir turim virtuvę, svetainė, valgomasis ir svetainė. Duris kažkaip negražiai čia žiūrisi, tai duris galime irgi pakeisti. Irgi replaisinam, padarykim baltas. Na, čia nesvarbu, kad stomų pasirinkau, man tiesiog reikėjo baltos spalvos. Ir viskas, ir mes complete. Ir tada klausia, ar norime, kad ir apvadai būtų. Taip norim ir visas duris norim pakeisti. Tai visos duris bus baltos. Galime to ir nesirinkti ir galime atskirai duris kiekvienas daryti kitokios spalvos. Ne, nu čia nesižiūri, man ta violetinė spalva kažkokia, tai nežinau. Reikia kitokią. Va. Jo gražia balta. Ta violetinė, tai tiesiog žodė. Ir keliaujam tada gal į koridorių. Na tai koridoriuje, ko čia reikia? Mums spintos pagrinde įėjus pasidėti kur. Kur galim pasidėti rūbus.
irgi galima, nes jau biškį. Nu, kad pakabus trupus šitam. White pakeičiam. Štai, tada galim padaryti kokį pufiuką. Atsisėsti. Ui. Ne, bet šitas tai būna geras kartais. Dabar reikia pasižiūrėti, nes neatsimenu, kur įėjimas. Va, veidrodį galim pastatyti gražų, taip. Okay. Gal 3D. Tai irgi, sakau, basicą kuriu, kad tiesiog greitai parodyti, ką galima pasidaryti su šia programa, o šiaip tikrai, kaip matote, daug. Nesam apriboti, visai kūryba leidžia čia, kas Simsus mėgo namus kurti, kai žaidė, tai perfekt čia. Man tai buvo svajonė atradimas. Aš čia žaidžiau, kol suprojektavau namus. Tai žinoma, galima daug gražiau čia viską pasidaryti ir prigalvoti įvairiausių gudrybių, bet dabar tiesiog elementarius dalykus sudėlioju. Keliaujam į tualetą. Bathroom. Tam kokią nors gražią vonę čia. Koks dar tualetas. Tai net galim kaip nors šistą iš šoną čia vonę įdėti. Nu, susukam. Galim platesnius. Padaryti. Kažkodėl pagauna sieną kitą ir neleidžia. Tai čia irgi va, viską galite keisti. Galite pakeisti visas detalės, ką norite. Ekranelius, veidrodžio rėmą, stalviršį, spintelę. Galite viską koreguoti. Accessories. Tai dar klozetai būtų neblogai. Nu čia moka dušą. Nelabai kilmas. Čia trapą. Ką, trapą. Nu, bet subėgt vandenį, kad būtų kur. Šitą padarysime čia, nes čia sugadino vaizdą jau visiškai visą. Kas čia kiekvieną pasiėmė? Čia padarykim. Kur nors gal. Gyvatuką. Rankšluostukų. Tai čia va vienas, kitas čia kur nors. Tai elevation va galim pakoreguoti, kad kokią, nu, aukštį norime, kad pasidėtų. Nu, kokį halatą reiks pasikabinti irgi. Tai galim kažkoks rudas, netinkas, čia tas rudas mums reikia daryti juodą. Gerai, geriau. Štai. Galim juodą pastatyti. Girdėjau pasakymų, kad kai juodas klozetas, tai biškį pakelsim gal aukščiau. Tai ne taip matosi viskas. Nežinau, ar tiesa.
Nu, bet vis tiek tai reikiamą, va čia tai šiek tiek pasikamint galėtų. Pakeliam. Va. Gerai, čia gerai, kad pasivalyk būtų. Nu, elementarūs dalykai yra. Klozetas yra, kriauklės, rankšluostukai, darbas, stiklinės sienelės nėra, dušų. O, kaip gražiai. Gaila mokam. Aš tai dėčiau iš karto. Dėkim taip gražiai tiesiog plastikų. Viską. Va. Čia. O, tapiškai galim pakoreguoti. Va, prašau. Nu, ir man reikia kelių čia. Per daug juoda balta. Viskas. Truputį kvietkų. Va. Iškart gyviau. Čia dar kažko užsipildytų, bet užteks. Pagrindą turi. Ir miegamasis. Gal čia, sakykime, svečių koksai nors miegamasis. Bet keliaujam. Nu, kodėl visat noris tą pačią pirmą? Nors jas mokamos, bet vis tiek noris. Nu, tai galim čia, tada spinta. Aišku. Night tables. Pasideda. Irgi galime reaguoti ir aukštį. 6, sakykim. Tai dedame tavo užuolaidas, bet kaip matome, langas irgi toks yra niša tiesiog. Neįdėjome langų dar čia, galime grįžti prie Structure, Windows ir tiesiog kažkokį arba standartinį langą, arba galime nuo grindų iki lubų dėti. Gal šitą jau modeliuokime, tada aukštis jo skirsis. Kodėl įdomu, nenori čia mums pat grindų. Ai, elevation. Mažinam. Ir aukštis, kadankim 2,6 standartiškesnis. Tada galime jau keliauti prie užuolaidų. Čia. Irgi galime parenguoti aukštą, tai norim užuolaidas, kad būtų lubose pasislėpusios, jeigu karnyzo nesimatytų, tai aukštesnės turi būti. Taipogi galime pakeisti užuolaidų medžiagas. Fabric, cotton. Nu, tai žalia tą varom iki galo. Stojams. Nu, kartais tai vat irgi pasimiršta, va desks tiesiog. Ir panariai duodavo pilną kartais komplektaciją. Paimti šitas gražus variantas. Nematau, kurią pusę kompiuteris nusuktas. Turbūt šitą. Paskui kompiuterinę kėdę.
valia. Ir galim kokį paveikslą įdėti. Toks tiesi viduriu. Svetainį galim. O, mokamas. Toks gražus šuniukas. Nu, tai šitą jau. Irgi pagyvinsim biškį svetainį. Gerai, šitos gėlės tai jau tikrai jau geriau kažkokia arkliuką. Štai. Ir turim. Dar galim kokį veidrodį. Kažką aukštesnį darom. Ir kaip nors šonu. Turėtų šiaip leisti dar atsidaryti durys ir lengvai čia įeiti. Prieš išeinant, o pasižiūrė veidrodį, kaip atrodo. Iškeliau. Dar kojo neparodžiau, tai galima pakeisti ir sieną, žinoma. Spalvą. Tai jeigu čia norim kokį, sakykim, kremiškesnę. Va, Wall Material. Irgi čia galim pasirinkti, va, kokį norim išdažyti. Sieną žalią padarom. Kitas paliksim baltas. Arba va, šitą. Galvas. Tokį įdomesnį. Ir keliaujame į vaikų kambarį ir suaugusiųjų. Keliaujant į vaikų kambarį, tai tiesiog reikia lovytę, kažką pažaisti, komodytę. Gal ten labai mažas baibis. Tiesiog galim tokį padėti staliuką, kur žaisti. Dvi aukštas lovytės. Kažką tokio. Vėjas gražus princesės namas. Čia taip. Gal dar ką nors gražus reikia. Na ir čia jau galima dėlioti ir dėlioti. Tos mažiukus. Visko. Daug čia grožybių. Kai kilimą dar padėsim ties vidurį. Nu, turiu silpnybę, kad ten. Nu, sakykime, per vidurį. Dar čia ko nebėjo komodas, bet ai, nu gal dar reikia, komodą padeda.
Kaip įdomu, šitos neleidoma pakeisti. Matote, užblokuota viskas. Kartais būna ir taip. Langus dar matau, kad pakeisti reikia. Pavyzdžiui, sumažinam aukštį, padarom irgi kaip panamtų 6. Tada čia paprastesnius dedam langus. Tada standartą tai galima padidinti. Nors ne čia saugusiu kambarį ištamti. Irgi dedam iki žemės. Gražiai būtų. Štai. Ir atkeliavome čia į suaugusių miegamąjį. Spintą kokią nors gražią. Kažkodėl neduoda čia mes einam tada per čia. Kartais duoda, kartais neduoda koreguoti ir nesuprasi, kodėl. Šitą variantą duoda. Manom per visą sieną, mėgstam dabar, nes daug turim rūbo. Karališka lova kokia nors. King size, bet skaitos. Pasižiūrėti ir tą pusę atsukau, bet ne tą. Oi. Ai, tą. Tai irgi ant lovų, tiek staliukose, viską galima keisti, visas medžiagas, spalvas, tiesiog spaudžiam Replace Material ir pakeičiame, kaip mes norime. Man šiuo atveju čia tinka tos spalvas, aš nieko nenoriu keisti. Tiesiog užinam dar kokį nors paveikslą dėl gyvumo. Tada kokį veidrodį dar padedam. Man patinka veidrodžiai. Taip jau yra. Gražu, apsirengia ir yra iš karto kur pasižiūrėti. Nereikia eiti kitą kambarį, ieškoti ten. Ne, taip jau netinka. Tada gėlyčių turi būti. Darysim biškį aukštesnė, jau čia paauginta bus. Va.
Kas čia šitas? Gerai, šitas įdomu. Spalvos pakeisim. Ne, čia klausia, ar norime tą patį spalvų pasirinkimą ir kitoms pritaikyti, tai nenorim, kad skirtingai būtų. Ir skalbinių ten skalbio mašinos nepadariau, tai galima čia pasidaryti erdvę ir bus arba kažkaip kitaip išsimodeliuoti. Tai va, bet kol kas, kaip matote, turime tokius jau namučius. Tada į apšvietimus. Ceiling lights, sakykime. Ai. Čia gali tokį padėti. Ir švalgomą stalą irgi gražų rasti. Šitą variantą irgi galima žiūrėti. Kai renderinsite irgi galima pasidėlioti daugiau apšvietimo, matytumėte, kiek su tokiu apšvietimu apsišviečia erdvė, kiek jeigu papildomai pridėtume, sakykime, tų prastesnių lubose įmontuotų tokių. Jeigu dar papildomai kokią juostą pridėtume, kaip atrodytų, jeigu reikėtų daugiau. Galime virtuvės zonoje pasidaryti. Žakšt. Jau, čia prisidariau. Bet sakykime, čia. Kažkaip duoda, kad vienodžiau tarpai būtų. Tai šitai galima. Tai lubas, tada vaikų kambariais, sakykime, tokį padedam, suaugusiųjų. Dar kartelį, nėra, kad aš čia profesionaliai daryčiau kasdieną tokius dalykus arba pasiruošusiu būčiau kaip ką sudėliosiu, kad ten estetiškai gražiai atrodytų, tai ne, čia daugiau rodo tiesiog funkcionalumą pačios programos. Stengiuosi kažkiek, kad jau nebūtų visai ne į temą, bet visko būna. Galim platesnį šviestuvą pat iš savęs, kiek išeina. Čia dar kažkokį reikėtų irgi padėti gražesnį. Tiek svečių kambarį. Na, įdomu atrodo. Va, šitas gražus. Labai sunku taikyti jas, nes čia patalonai biški tokie interesai.
Nežinau, kodėl neberodom. Kalėdarį kokią tokią pastatom. Tikrai gerai. Čia biškį vanioti tikrai pritrūks apšvietimo, tai keliavom į viršų ir tiesiog po tokių padėliausiu. Štai. Namukus pasidėliojom. Kaip man? Vyriausiai galima daug dalykų kaitaliotis. Dažų net spalvos, man atrodo, atitinka mūsų Lietuvoje turimus dažų, tai jeigu atrandi net tą kodą, kuris tau tiktų, tai gali net su juo eiti ir susirasti tą tinkamą dažų spalvą. Ir dabar smagiausia dalis, nors ir taip atrodo viskas gan gražiai, čia dar galima pasižiūrėti tos išplanavimus, iš skirtingų kampų, kaip mes ką pasidarėme, prisartint, atsitolint. Čia su kamera galima pasižiūrėti, vat, kaip norim matyti kokią erdvę. Image. Ir iš karto mums rodo, va, kur kamera mūsų stovi. Garažo tai nereikia mums renderinti, gal pradėkime nuo gražiosios dalies, tai nuo svetainės. Atsistojame į kažkurį kampą. Čia pasirinkti galime, kaip norim atitolinti, prisartinti ir spaudžiam render. Continue. Norim iš kitų kampų. Sakim, keliavome iš kito kampo svetainės. Susirenderinti, kaip čia viskas atrodys. Render. Ir sakykim, ateina tis ir kągi mes čia matome. Pasirenkam kampą, render, spaudžiam, ateina į ponios kambarį ir render. Einam į kambariuką, spalvotai. Render. Norim iš kito kampo, čia gražus miestas. Štai dabar būsim biškai sieną įlendę. Išvysim. Render. Master bedroom. Ir vaikučių kambariuką. Susirenderinsim. Ir viskas. Tada prisrenderinama. Complete rendering. Einame čia. Žiūrime. Bet va, galim jau matyti svetainę. Va. Surenderina mums svetainę. Matome, kad apšvietimo biškutį gal trūktų šitoje vietoje. Čia nuo lango, bet aišku, nedėjome jokių užuolaidų. Tai todėl atrodo, kad šviesu, bet uždėjus užuolaidas jau truputėlį patamsėtų, tai gal nerekomenduočiau dėtis papildomą juostą, bet šitoje vietoje, kaip kad virtuvėje sudėjom. Iš kitos pusės, matos, čia tokia erdvi tikrai svetainė. Durų modelis irgi galima viską keisti. Čia įeinam prieangio kaunas erdvė.
Čia vonios kambarys, šviesus, irgi erdvus, gražiai vonia įsimodeliuoja erdviai, dušo kabina pakankama, dar čia net galima kažko, arba tiesiog džiaugtis erdvinė vieta. Man svečių kambarys. Visai gražiai čia gavosi, kad ir greitai, bet gražiai. Pasižiūrim, štai, čia jau yra suaugusiųjų kambarys. Iš abiejų pusių, pasižiūrim, kaip atrodo. Vaikų. Kaip galime galėtų atrodyti. Ir štai. Viską parodžiau. Labai gal įmantrus namai nėra čia dabar pabraižyti. Bet vis tiek tikiuosi, kad šita filmuota medžiaga jums padės susikurti savo svajonių namus, bent apsispręsti, gal kokias spalvas sienas dažyti, arba kokias užuolaidas rinktis, ar kitas akcentinės namų detalės. Ir labai džiaugiuosi tada, kad pražiūrėjote visą video. Tai prenumeruokite ir toliau stebėkite mūsų namų statybas. Ir tips and tricks, kokių turime dar paruošę.